Už mūsų yra Lietuvos balso bendas. Muzikos bendas, kuris yra vadovaujamas Mariaus Leckausko. O maršą veda tai Agneta Gabalytė, kurios jie neklauso, žinoma, kaip visada. Nes jie yra žiūri awesome ir faini, nes jie yra tie pagrindiniai muzikantai, kurie atlieka visus Lietuvos balso kūrinius gyvai. Taip, tu prižiūri mūsų muzikinę grupę. O taip, šį kartą jie padarė man visą akibrokštą visišką. Ateinu repeticiją, čia kalbu visiems, nes aš turiu mikrofoną savo, kur aš kalbu visiems ir aišku, aš įkyrėjusiu su savo balso tembru. Ir padarė tokį barį, kad įnėrus muzikantams manęs neįšvedė. Tai reiškia, kad aš vedu repeticiją, aiškinu, kad aš čia pradedam. O jie manęs negirdi, jie atsipalaidavę. Jau dabar pradedam, okei, dabar, aš galvoju, keliamus. Tai prie garsistų sakau, jie tavęs negirdi. Sakau, tai kas? Jie sako, paprašė. Vieną kartą irgi girdėjau juos, negirdėjau, bet mačiau juos besijuokiančius apskritai vidury dainos, aš galvoju, kas atsitiko. O, jie ten kažką pasileido, supranti? Ir švedė savo ten, bet ir dar sugeba groti vienu metu. Nu, jie yra idealūs tiesiog. Oi, multitaskai, mūsų muzikantai. Turime Lietuvos balso bendą. Muzikinis bendas. Pristatykite vardais, kas dar jūsų nepažįsta. Andrius Kairys, mama. Marius. Domas. Failas. Kaip jūs pravardžiuoja, dar pasakykite? Sužinojau, kad failų liktai čia. Aha. O kuris failas? Failas, o čia yra dokas. Failas ir dokas. Kuom šį kartą garsas bus geresnis? Aranžuotės sudėtingesnės? Ar galite užtikrinti tai? Garsas vienareikšmiškai jis bus didesnis. Ar žinot, kas yra garsus muzikantai? Tie, kurie garsiai groja. Tai va, taip mes ir darysime. Mes turim jūsų sudėtį naujų žmonių. Tai kaip įvyko team buildingas? Per Facebooką tiesiog ieškojom žmonių ir radom. Nauja komanda, kaip jums? Koks jausmas, tipo, toks awkward biški, ar jau galite eiti viens kitam spintą stumdyti namuose? Nu, labai gerai. Ačiū, žiūrėjai, gerai. Visa šviesa, spotlightas. Mes tai su jo sporto klube susipažinom. Nu, aš jam pasiūliau pagroti bosinę gitarą, o jis man pasiūlė pagroti gitarą. Tai štai ir mes čia. Kokiu instrumentu grojate? Kanklėmis. Su fūzu? Taip. O jūs ko grojate? Keturstygiam kanklė. Ar nebijot, kad jūs užgrius šlovėje ir po to būsit kaip šitie du nerimti, nesugebat sakinės? O, va, ir taip to. Va, matot, va, pikta. Jūs pažiūrėkite. Taigi mūsų Lietuvos balso bendas! Vau, kaip lerzžia. Kur tu čia taip išmokai? Mokykloje. Mokykloje? Per fizinio lavinimo pamokas?